Sveiki, bičiuliai! Sveiki visi. Eime pažiūrėti! Eime, pažiūrėti. Pažiūrėsim. Mažyliai. Tai bent nuostabu. Iškėlus rankas į orą. Buvo net dar smagiau. Ar nebuvo įsigandęs? Ne, tai buvo linksma. Tikrai? Dabar žiūrėk. Aš padarysiu dar kartą. Panki, žiūrėk į mano rankas. Kad ir aš taip išmokčiau. Sveiki, bičiuliai. O aš filmuoju su savo kamera. O jūs užsiėmę? Varliukas ruošiasi nusiristi nuo kalniuko. Tau reikėtų tai pamatyti. Jis šaunuolis. Ei, tu galėtum tai nufilmuoti. Panki, ar nori tu pabandyti? O nelabai. Ačiū. Ha, bet tu juk sakei, kad tai linksma. O, taip, bet gal vėliau. O, žiūrėk, bitutė, jis vėl ritasi. Kojytės priekyje, rankytės į orą, pasiraškite nusiristi nuo kalniuko. Varliukui tai patinka. Kągi, Panki, panašu į tai, kad tu irgi pasirengęs nusiristi nuo kalniuko. Galbūt taip. Negi nenori pabandyti? Noriu, bet aš šiek tiek baiminuosi. Kodėlgi mums nepažaidus ko nors kito? Aš žinau, ką tikrai mėgstu. Aš mėgstu skraidyti į žemę. O taip, gera mintis. Ten aš galėsiu nufilmuoti ką nors naujo. O taip, ten bus ką nufilmuoti. Iki pasimatymo. Sėkmės. Valio. Oi, taip šalta, bet malonu ir slidu. Tikrai, todėl kad čia sniegas. Pažiūrėk, kaip visi čiuožia nuo kalniuko. O, tai bent. Manai, jiems baisu? O, taip tikrai baisu. Taip manau, nes jie taip stipriai šaukia. Bet panašu, kad jie visai gerai leidžia laiką. Jis juokiasi. Ei, bitutė, jie neįsigandė. Jie ruošiasi kartoti. Nenoriu to praleisti, reikia tai nufilmuoti. Kad paskui galėtume pažiūrėti, ar ne? Puiku, negaliu sulaukti. Tikrai slysta. Bitutė, bitutė, ei, bitutė. Ar galiu pažiūrėti? Palauk, pamatysi. Žiūrėk. Kalniukas toks didelis. Oi, jie taip greitai lekia. Jums taip linksma ir gera. Atrodo smagiai. Taip, kaip varliukas čiuožia nuo kalniuko. Tikrai, aš net negalvojau. Kojytės priekyje, rankytės į orą. Pasiraškite, nučiuožti nuo kalniuko. Atsargiai, Panki, įardinasi, metas namo. Skrendam, iki. Panki, Panki, greičiau. Kaip linksma. Varliuk, žemėje aš tiek daug visko nufilmavau. Tikrai? Tai bent. Tai bent. Argi tai nelinksma? Palauk, įdomiausia ten jie šaukė. Hei. O, visai kaip nuo mūsų kalniuko. Taip, aš norėčiau pabandyti. Nori pabandyti nusiristi? Nučiuožti? Pankis pabandys, jis pabandys. Palaukite, palaukite. O ką jeigu aš nukrisiu lipdamas kopėčiom?
Aš padėsiu tau užlipti su manim, tu tikrai užlipsi. Taip, o jeigu aš išsigąsiu kopečių, juk jos tokios aukštos. Nebijok, aš skrisiu šalia ir padėsiu tau, jei kas nutiktų. Gerai. Bet jeigu jūs būsit šalia, o jeigu važiuosiu pernelyg greitai ir nukrisiu. Nesijaudink, aš stovėsiu apačioje ir pagausiu tave, jei kas nutiktų. Aišku, tada tikriausiai verta pabandyti. Valio! Jėga! Ei, palaukit, kas yra? O ką jeigu slibinas taiga pasirodys ir nupūs mus nuo kalniuko, ar įkas, ir užkutens mus, o paskui jis ir... Panki! Gerai, juokauju. Ar jūs padėsite man ką? Žinoma, pažadame. Panki, turiu nedidelę paslaptį. Ar tu žinai mano posakį? Aš jį sakydavau kiekvieną kartą, kai bijodavau ir kai man reikėdavo šiek tiek drąsos. Ačiū, varliuk. Kojytės pirmin, rankytės į viršų, pasirengęs nusileisti. Nebijok, tiesiog čiuožk. Gerai. 1, 2, 3. Čiuožk. Taip, aš nučiuožiau. Ir kaip buvo linksma. Šaunu, Panki. Ačiū už jūsų pagalbą. Oi, užmiršau šitą labai svarbaus. Kai čiuoži žemyn, reikia šaukti banio. Valio! Greičiau grįžkite. Iki.